Vienas mano mokinys pasakė, kad turi naują darbą. I have a new work. Daugelis besimokančiųjų, kalbėdami apie darbus, pamiršta, jog daiktavardis work anglų kalboje yra neskaičiuotinis. O tai reiškia, jog su nežymimuoju artikeliu šio žodžio vartoti negalime. O kągi tuomet daryti? Atsakymas paprastas. Šiame sakinyje daiktavardį work reikia pakeisti sinonimu job, kuris yra skaičiuotinis. Taigi pasakykime dabar kartu visą sakinį taisyklingai. I have a new job. I have a new job. Atsiminkite pagrindinius skirtumus tarp šitų dviejų sinonimų. Jeigu jūs kalbate apie darbą bendrai, tai yra kaip apie krūvį, procesą, veiklą, vietą, sakykite work. Su šiuo žodžiu nei artikelių, nei skaičių nevartojame. Tačiau jeigu jūs kalbate apie konkretų darbą, kaip apie pareigybę, profesiją, poziciją, vartokite žodį job. Šis daiktavardis turi ir vienaskaitą, ir daugiskaitą. Palyginkime pavyzdžius. I start work at 9 a.m. Kalbame apie darbą bendrai. Are you at work already? Darbo vieta. He lost his job last month. Prarasti galima pareigas. Is she looking for a job? Nes klausime apie naują darbo poziciją. Namų darbams pasirinkite teisingą sakinio variantą. A. I have a lot of work to do. B. I have a lot of job to do. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.